Norėčiau atsiprašyti dėl vakarykščio vlogo muzikos nesutapimo su video. Tiesiog netyčia parinkau ne tą dainą, galima sakyti. Ir jo, aš pastaruoju metu tiesiog bandau kuo mažiau dainų naudoti per savo vlogus. Nes žinau tą situaciją su Ironu, kur buvo, tai mano kanalas vis dar ten turi copyright strike iki kovo mėnesio kažkur, tai aš nenoriu gauti dar vieną, nes po to bus labai blogai. Tai jo, kai kur bus muzika, kai kur ne. Tu nori būt bloga gal? Aš čia esu su džiugu. Raketas piečas, kaip sakė, man patinka. Kas tavo plaukam? Pala. Wow, užkirpsiu bloga. Kas tavo plaukam? Nieko. Kur tavo garbanos? Padrikai! Ate! Turbūt, kaip visi atspėjot, baigėsi pamokos ir aš einu pas savo močiutę, nes aš visada per savo vlogus einu pas savo močiutę valgyti antradieniais, tai jo, taip gaunas tiesiog, nes noriu valgyti visada ir aš tiesiog tingiu į parduotuvę, plus aplankau močiutę, tai papildomi pliusai visokie. Čia yra anglų vadovėlis ir jo, jis kol kas tiesiog vadovėlis, bet tai yra ženklas, kad man reikia vėl kažką daryti su namų darbais ir taip, greičiausiai vlogas nukentės dėl to šiek tiek, nes tai atims laiko iš manęs, bet reikia man parašyti anglų esei apie atsinaujinančius ir neatsinaujinančius energijos šaltinius. Todėl padarysim cinematiką iš to, kaip rašau, nes aišku rašysiu per kompą, manau, nes galvoju, fuck that, tingiu rašyti. Žiauriai didžiulis jum ačiū už visą šitą kanalo suportą ir nesveiką augimą. Bele kaip jum dėkoju, ta prasme jūs neįsivaizduoja, žiauriai jum dėkui. Aš net neįsivaizduoju, ką daryti special kokią nors video, ar nedaryti special video. Gal tikrai reikia daryti, bet neįsivaizduoju, kokį reikia idėjų. Žodžiu, daug dalykų vyksta, reikia esį rašyti, reikia pavalgyti, tu savo dėkui, tiesiog ačiū. Printeris prarėjo tiesiog popierių mano. Fuck off printerį, kodėl tu taip darai?
For some reason žiauriai sušilau. Neįsivaizduoju, nes man dažniausiai šalta būna dabar. Dar kartą dėkoju už 500 prenumeratorių, dabar jau 501 yra. Žinokit, tai man bele kiek reiškia. Žiauriai dėkoju jums, bet čia ir pabaigsiu šitą vlogą. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Jeigu jums patiko, parodykit, kad jums patiko, paspauskit laiką. Man tai daug reiškia, palikti komentarą. Ir iki kito karto. Iki.